Na tai ką, sveiki žmonės. Grįžom. Antrą kartą, kaip sakant. Nes šitie epizodai buvo prieiti, 6 epizodai, kiek čia buvo. Tai ištisai buvau filmavęs, tai. Va. Nu va, dabar filmuoju dieną 4. Nu žodžiu, šiandien. Po 4:27 minutės, žodžiu. Tai va, esam savo namukė, bet esam kitoj aplinkoje, kitame mape. Nes šitą namą perkeliau į kitą mapą, nes prieitą susibugino kažkaip, bet nežinau kaip iš tikrųjų. Tai va, suradom tokią normalesnę vietą, iš tikrųjų ilgai neteko ieškoti, nes atsiradom va ten kažkur ir iškart atsirado NPC Villages, bet jame dar nebuvau. Tai va. Nu tai va, šiandienos mūsų planai, nors šiaip va, visi mūsų įtemai tokie ir buvo, gal tik čia strėlės kelios, nes biškai pasikapojau ir viskas čia. Čia buvom išsikepę per praeitą serijas. Nu va, žodžiu, čia tuoj uždėsim kepti dar. Ir eisim turbūt į tą NPC Village'ą pažiūrėk, kas gero. Ir gal kokias fermas pasidaryti, nežinau iš tikrųjų. Nelabai ką čia tą mašiau, ką daryti per šį epizodą, tai va. Manau dabar, kur keps, mes nueisim į tą NPC Village'ą pažiūrėk, kas gero. Tai va, einam. Šiaip iš tikrųjų dėkui 3 žmonėms už 3 subscriberius. Nežinau, gal jų ir daugiau bus, nes nežinau, kada čia aš įkelsiu šitą video. Gal rytoj turbūt, nes šiandien jau įkėliau vieną. Tai va, nes kažkaip ilgai dar ten man dėlioja tus video. Nu žodžiu, nesvarbu. Nu, iš kur aš visiškai nieko nežiūrėjau. Iš vis nebuvau čia praėjęs, bet tas NPC Village'as toks ne kažką. Biški lagina. Nu žodžiu, bent yra kalvių namelis. Normaliai. Neįspūdingai, bet normaliai. Čia nieko nėra. Čia kas gero. Nieko. Galėsim gal paprekiauti su šitais. Wow. Gal ir apsimoka iš tikrųjų, gal nelabai. Kažin čia ar jūsų daugiau yra, čia tik 2 ir tėra. Manau, kad turėtų būti daugiau jų. Tas klebonas turėtų dar būti iš tikrųjų. Bet abejoju, ar čia jis bus. Tai va, nu nesvarbu iš tikrųjų. Vis tiek kažkaip nelabai te prekiauju su jais, tai man nerūpi iš tikrųjų. Va. Čia galėsim turbūt pasikasinėti, aš taip manau. Oi, tikrai galėsim. Nes gylis... Wow. Eina savo. Piramidė. Wow, einam pažiūrėti greitai. Kas gero, ten turbūt bus kas nors gero. Ne, šiaip tikrai niekur aš čia nevaikščiau, iškart susiradau vietą, pamatęs tą normalesnę ir viskas. Pasimą persistačiau namą, grinai tokį patį įtemus irgi susidėjau tokius pačius. Tai jo, nieko nečirtinau, nieko aš čia nevaikščiau, tai va. Einam pažiūrėti, tas lietus mane nervina. Iš tikrųjų, biški lagina kažkaip per jį labiau. O čia mums tai nuskilo. NPC Village'as pripa dar piramidė. Nice. Nesitikėjau iš tikrųjų. Pažiūrėsim, kas ten gero bus. Gal pasiseks. Wow. What the fuck? Kaip to suprast? Mums šito daikto nereikia. Tai čia, man rods, leiskimės ir viskas, paskui dar užlipsim netyčia ant to. Čia sproksim paskui dar. Čia reikia atsargiai iš tikrųjų, kad nenukris tas blokelis. Ir bus... Shit. Šitą nukasam, viskas saugus. 3 smaragdai, normaliai. Kaulų labai daug. Irgi tas gerai. Na ir ką, paskutiniai. Holy shit.
Eina savo. 6 deimantai. Eina savo. Čia tai pasisekė. Nesveikai. Wow. 6 deimantai. Wow. Čia žiauru. Susirinkim iš tikrųjų tą TNT. Nes gali prireikti iš tikrųjų gal vėliau. Gal susprogdinsim ką nors. Eina savo 6 deimantai. Are you fucking kidding me? Žiauru. Fuck. Sorry. Reik dabar pakilt kažkaip. Turim dar. Nu, tad sutvarkykim čia lyg ir nieko nebuvo. Tik biškį prisivagiam. Bet visai geroj vietoj jie čia be jokių bugų. Normali. Tokia. Šiaip dažniausiai būna ten, nu, žodžiu, visi, nu, nedaili tokie, kaip sakant. Nu, žodžiu, nesišnekėjau, bet nesvarbu. Kaip visada. Žodžiu, čia biška jau bus. Maladėts. Fermą padarysim gyvulių. Dar matau karvių yra. Net tas lietus jau mane nervina, rimtai. Lyja, lagina labiau. Perį. Na va, žodžiu. Einam namo, pažiūrėsim kaip fail buvęs. Nesvarbu. Nukirsim kada nors jau šitą medį. Palauk, aiva. Iš jų tokia gera vieta, kažkaip patinka. Aišku, čia buvo biški daugiau medžių, bet aš juos apvaliau, nes trukdė biški. Normaliai iškepė jau geležis. Levelis taip pat pakels biškiam. Va čia tai ir 6 deimantai iš lempas, žodžiu. Galim pasakyti. Nu, žodžiu, dabar viską čia susidėkim į vieną skrynę, paskui susirūšiuosim. Nes dabar, nu, žodžiu, nelabai tai čia tą antrą skrynę dabar pasidėti iš tikrųjų mažai vietos. Reikės tą namą biškį prasitęsti iš tikrųjų. Nu, va, geležies jau turim žiauriai. Žodžiu, dar reik pasiimti dar tą vieną tą krosnį įskeptą anglį, tą ne anglį, tą aukso rudą. Tai va, nu, temstam, gerai, pagaliau. Gal nebelis, bent jau rytmetį. Na va. Na. Dar lyja, nervin. Pagaliau nustojo lyti. Pagaliau. Gerai. Na va. Bet tai ką, nežinau, turbūt, nu, jaučiu, kad reik fermą pasidaryti. Aš taip manau, iš tikrųjų. Bent jau morkų fermą reik pasidaryti, aš taip manau. Nu, reikėtų iš tikrųjų. Dzin, darom fermą. Aš iš tikrųjų net nelabai tą galvojau, ką darysiu per šį epizodą, tai va, fermą turbūt pasidarysiu. Va, turbūt čia kaip tik aš čia pasidarysiu ir gerai bus. Čia biškreik nusikirs. Vandenį čia pasidarysiu iš karto ir bus gerai. Va. Taip, dėkim. Vienas čia bus blokė. Palaukit, reikia iš karto žemės pasimti. Nes aš darysiu taupiai. Labai taupiai. Kad būtų labai daugiau tų. Nu, žodžiu, kur pasadint. Vienas toks laukelis gali apimti taip 4 ir taip 4. Na va, tokį lauką. Va. Va, tokį lauką gali apimti vienas laukelis. Sudrėkinti, aišku. Nu va. 4, va. Tai taip ir darysim, manau. Nes tavo vandens tikrai nereik daug kaip kiti deda. Nu, žodžiu. Patys suprantate apie ką aš kalbu. Na tai ką biškį, taip dailiau gal padarykim taip. Visko po biškį pasisodinsim.
Na va, čia turbūt morkos bus. Tiks. Paskui dar gal javų biškių susodinsim. Gerai, taip. Čia vanduo. Dėkim. Va. Tokia, manau, nebloga ferma gausis, aš taip manau. Kažkaip nelabai šviešas fermas te darau, tai. Kažkaip gyvulių pasiemi ir viskas. Ten pažadai. Na va. Na dar, iš tikrųjų dar reikia taip 4 paimti dar, iš viską būtų dar čia taip vienai, dar taip vieną. Bet manau, kad dabar užteks, nes vis tiek nelabai ką te turim dar sodinti. Va. Turim kviečių, morko. Ir reikėtų pasidaryti mum tą kaptuką, ar kaip ten jis vadinasi, iš tikrųjų nelabai tai žinau tiksliai. Va, ai, biškį reik pagaliukų. Yra. Gerai, einam sodint. Va. Ir bus perfekt. Išseram tą žemę. Nu, turbūt nepabodo ten žiūrėti iš tikrųjų tos video ten 6, nu, mažiau biškį, nes ten totali fail buvo tai epizodai, nes vien tik vaikščiojau, iš tikrųjų ten fail gavos. Sorry, iš tikrųjų. Bet taip išėjo. Toks fail mapas gavos, tai taip ir išėjo. Nu, nes ar dabar kitas mapas jau normaliai viskas yra. Iš tikrųjų galėjau iš papradžių toks iškrist ten, va, atsiradau kažkur, va ten kažkur, va, ant tos vietos kažkur. Ir viskas. Ir geriausiai. Reikia apsišviest čia. Naktį, kad geriau augtų, tiksliau, kad iš vis augtų. Nes neauga iš vis. Na va, dėkim taip, iš tikrųjų tiks dabar. Aišku, vėliau gal padidinsim biškį, nes ar šiaip užteks, manau. Nes niekam čia tiek daug nereikus, tiek. Turim jau to maisto iš tikrųjų pakankamai. Čia dar biškį pasimkim, kokiai 20 šitos pasidėkim. Va. Na ką, iškepė geležis. Čia dar auksas iškepė. Va. Žodžiu, beveik nieko nepadarėm, nors, na, padarėm prie tą epizodą, tai va, turim iš resursų jau. Manau, reikėtų biškį prasidėti tą namelį, nes čia fail. Nes skriniam net nėra vietos, kur pasidėti. Reikia čia iš tikrųjų prasidėti. Link šitos pusės tęsimės ir tiks, manau. Reikia tus medžius nusikirst. Ir viskas. Dabar pagaliau bent jau galiu kelti ilgesnius video, ne ką 15 minučių iš tikrųjų. Bent tas gerai. Tiksliau ten pačiam reikėjo pasidaryti kažkokį kodą įvesti ar kažką panašaus ten. Į telefoną atsiuntė ten tą kodą kažkokį ir galėjau iškart kelti ilgesnius video. Tai va dabar. Perfekt yra tiesiog. Galiu filmuoti kiek noriu iš tikrųjų. Na labai čia galiu ką pratesti iš tikrųjų. Čia reikia išnukasti iš tikrųjų. Va. Žodžiu. Toks jau tas gyvenimėlis. Seniau iš tikrųjų to YouTube'ai, man rodos, tik kažkaip pačiam tai atsirasdavo ta nesąmonė, tipo, ką 15 minučių ilgiau gali filmuoti, negu 15. Tai vada, iš tikrųjų to nežinojau. Tai pats ten prikolo pamėginau įkelti tokį ilgesnį video. Tai žiūri išėjo, tik reikėjo įvesti ten telefono numerį. Ir atsiuntė kodą ir įvedžiau ir viskas. Galėjau kelt. Žodžiu, čia be reikalo, čia tiek tiesiu iš tikrųjų. Na va, žodžiu, dabar reikia von. Gerai, reikėtų prasitesti namelį pasididinti. Tik tie lapai niekaip nenyksta dar. Va. Iš tikrųjų būtų smagiau su kuo nors filmuoti iš tikrųjų. Nes
nes būtų, manau, pačiam įdomiau iš tikrųjų. Kažkaip ne kartą dar nesu žaidęs koks žmogų iš tikrųjų ir filmuodamas. Tai va, būtų smagiai iš tikrųjų. Nors vienas kažkoks žmogus man siūlė. Tai va. Teks gal pafilmuot. Jei be norės. Pažiūrėsim. Žodžiu. Gerai. Kur čia reikia tą pratęsimą iškai padaryti. Manau, čia taip padarys kaip tuneliuką mini. Ir pratęs čia tų langų nebreiks, manau. Gerai. Akmens nebėra. Akmens neturim. Levai. Tai einam pasikalt akmens iš tikrųjų. Čia, manau, kur nors reikėtų gal pasikalti. O. Vau. Šitą dar nemačiau. Geras. Valysim kokią slėptuvę pazaitą, ką nors panašaus. Na gerai, nesvarbu, šitą anglį tu iškalt. Užtenk, tiksliau. Vėliau įsikalsim, kai prireiks iš tikrųjų. Atėjom akmens kalti, o ne anglės. Va. Tyla. Gerai, nesvarbu. Reik šnekėti, ne? Kažkas sakė komentaros. Kažkoks žmogus sakė kažkaip nuobodžiai aš kalbu. Nors taip ir yra iš tikrųjų. Nu ką padarys keletą šitas epizodų. Tai yra dar nelabai ką, tai žinau ką išsakyti iš tikrųjų. Tai va. Taip gavos. Na, aišku, vėliau normaliau turbūt bus jau. Kai bus jau normaliau kažkaip subscriber, kažkaip labiau norės kur kažkaip tus video. Nors darbo kažkaip, kaip sulaukiau, o tus 3 subscriberius jau iška kažkaip, ką užsinorėjau kurt. Nes kažkaip smagiau. Kažkaip visi man sako paimti ten, nueiti kokį ten kitą kanalą, ten kokių žmonių ir postinti tą savo kanalą, bet kažkaip aš kažkaip nelabai kažkaip ten noriu iš tikrųjų postinti, nes nu iš tikrųjų kažkaip, nu iškritikuot gali ir panašiai, nu kažkaip nesinori iš tikrųjų, kaip nors gal taip paprastai prasiversiu ilgiau, bet gal kaip nors. Nu, žodžiu, užteks to akmens, aš taip manau jau čia yra normaliai. Va. Gerai, čia uždengti reikės iš tikrųjų. Pasima biškį medžių. Nors čia reikės jo daugiau. Nu, žodžiu. Taip. Nors čia reikia jau didesnį tokį padaryti, tokį įėjimą. Į kitą tokį kaip kambariuką ar kažką panašaus iš tikrųjų. Toks pratęsimas didesnis. Va. Šet, čia vietos nėra. Biški blogai. O čia vienam čiastui kaip tik bus vieta, manau. Čia reik biški prasikalt labiau, nes čia. Bet čia jau staunas prasidėjo. Levai. Reikės pagražinti šitą vietą. Bet dabar staigiai čia pasakys, dar naktis čia ateina, tai iš vis blogai. Tai ką, taip pat darom, manau. Irgi. Bet čia niekas nepasididino. Fail. Totaliai. Ne, reikia biškį normaliau padaryti didesnį iš karto. Gerai, čia biškį. Nu, fail, žodžiu, čia yra. Biški normalesnį reikia padaryti ir viskas. Nu gerai, dėkim čia tai buvo, ne? Taip, palaukit. Noriu vienodai padaryti iš tikrųjų, nes, nežinau, kažkaip geriau bus jau čia. Gražiau atrodys. Fail. Manau. Jo, fail, totalus fail. Ai, ne čia tai reikia įdėti, man rodos. Palaukit, susimėčiau konkrečiai. Taip yra, ne? Nebesivaizduoju. Shit. Taip turi būt. Man rodos. Jo. Taip, nu manau.
Didesnis bus kambariukas, biškai toks įdomus gavos, bet gal geras. Na va, taip ir plėsimės, manau. Aišku, ne vien tik namas te bus, manau, reikės statyti ką nors įdomesnio, ką nors. Aišku, galit pasiūlyti ką statyti, į komentarą parašyti. Aišku, šitą paskui padarysim 2 aukštų namą. Tai bus jau, manau, įdomi, atrodys, nes dabar nelabai. 1 aukšto kažkaip nelabai atrodo, kažkaip nelabai tesižiūri. Čia tą stogą tokį vėl padarom keistą. Gal ir gerą, nežinau. Šit. Iš tikrųjų, biški nervina man tuos video ten lipdyt, kaip sakant, nes kaip su Fraps filmuoju, ten vieną video padaro 5 minutės su biškiu ir iškart pradeda naują filmuoti, tai man reiks sudėti tos video į vieną. Tai biški nervina ilgai, ten jos lipdo iš tikrųjų. Ten ne 3 valandas vakar laukiau, kur padarys tą video, tai fail konkretus yra per tą Movie Maker, jei žinot. Jau čia ką žinot. Gal čia langelį įdėsim per vidurį, tai gal normaliai atrodys. Na, aišku, langus čia dar įdėsim. Va, tai gal, manau, reikės padaryti geriau iš tikrųjų, daugiau video gal dar bus iš tikrųjų, kaip nufilmuoja 5 minutės ten su kažkiek ir iškart įkelti jį, žinot. Ir į dieną tokie gal būtų kokie, tokie 3 gal video. Čia biški fail. Čia reiks taip padaryti, manau. Va, nors ne. Palaukit. Kažkaip juokingai atrodo. Nu, žodžiu, dėl grįžtam prie tų video. Nu, žodžiu, nežinau iš jų kaip daryt man, nes ar geriau kelt kokius 3 iškart taip, nu, kaip čia pasakysiu, kelt ar po 5 minutės su kažkiek ten sekundžių, ar kelt taip apie 20 minučių vieną video tokį, arba po 5 minutės kokius 3 video. Iškart taip žymiai greičiau gautus, bent jau man. Nu, aišku, man nesvarbu, gal aš jam palaukti ten. Aš palaukiu, bet, nu, žinau, viskas nuo jūs priklauso. Čia reikia langą įdėti. Nu, žodžiu, gal parašysit į komentarą, gal. Nu, nesvarbu iš tikrųjų. Dabar kaip čia kažkaip, nežinau, kažkaip keistai čia atrodo. Taip gal palikt. Manau, taip palikt, nes gal geriau bus. Čia padarykim akmeninius šitas vietas. Ir bus geriau, atrodys. Va. Čia degalą įdėkim. Čia reikės langų gal biškį padaryti, nors čia po vieno taip gausis ir tiks, man rodos. Taip ir padarom. Va. Čia langas. Čia langas. Ir čia langas. Ir manau bus normaliai atrodys, aš taip manau. Gerai atrodo iš tikrųjų. Bent jau man. Čia gal taip, nors ne. Va. Pasižiūrim, kaip atrodo. Įdomiai, įdomiai. Dabar į antrą pusę tokį patį dalipdai ir neblogai atrodo. Ir dar į kitą pusę taip tiesiai tokį patį irgi įlipdai. Ir taip šauniai atrodytų, aš taip manau. Taip fainiai. Taip ir reikės gal daryti, iš tikrųjų. Jisai gerai atrodo. Nu va, palauk, čia dar reikia skrynių porą padaryti. Ir manau, baigsim šitą epizodą. Iš net nežinau, kokio čia jis ilgio bus. Tai va. Nu, bet padarysiu čia vieną normalų epizodą. Čia gausis taip reikės dėti. Oi, ką aš čia padariau. Reik daugiau. Dar 4 reik padaryti ir gerai bus. Bet čia, manau, nebeišeis. Šit.
bent jau 3 reikia padaryti. Ir dar čia per vidurį taip workbenchą įdėsiu. Ir bus, manau, gerai. Ai, čia dar šitą šalmą gavau iš to skeletono. Buvo su armorais, tai išmetė man tą auksinį šalmą. Na va, tai dar padarysim 3 workbenchus. Nes kad nereikia ten lakstyti pirmin atgal. Na va, taip. Neblogai atrodo, iš tikrųjų. Visai patinka. Tai va. Palauk. Čia kažkaip su tais langais įdomiai atrodo. Na, tegu būna. Na, manau, kad reikės kaip ir baigt gal, o gal ne dar. Nežinau, kiek filmuoju, iš tikrųjų reikėjo pažiūrėti dabar. Kažkaip nebepažiūrėjau, tai šių galai filmuoti dar ilgiau, bet su tojais video, va, kur surenderina ir kaip ten. Nežinau tiksliai. Nes dar čia gal reikia padailinti iš tikrųjų, nors gal čia reikėtų iš tikrųjų bent jau žemę sudėti iš tikrųjų, nes tas staunas biški žiauriai atrodo. Bet iš tikrųjų levai atrodo čia prikibdytas kažkaip tas namas. Reikės tą kalną biški panaikinti iš tikrųjų. Aš manau, jį padailinsiu jums nerodant iš tikrųjų, nes nu, neįdomu žiūrėti bus paskui, nes video įgi visas kalną kasant, nu kažkas ne kažką. Nes kur tą kalną taip sulyginsi gražiai, tai praeis biški laiko, tai va. Čia biški fail su to kalnu gavos. Nors gal ir dabar tai padarysim, bet ne. Čia yra biški ko veikti, taip kad, nu, taip gražiau, va. Pavyzdžiui, kažkas panašaus, taip. Nu ką, žodžiu. Parašysite komentarą, kaip su tais video daryti, ar kelt po 5 minutės kokius 3 epizodus iškart taip, ar taip kokio 20 minučių vieną epizodą. Nu, žodžiu, parašysit, gal net ir 4 išeis epizodus įkelt į dieną, taip po 5 minutės kažkur. Nu tai va, žodžiu. Nu ką, prenumeruokit, kaip visi taip sako pačioj pabaigai dažniausiai, tai gal ir aš pasakysiu, gal ne. Nu, žodžiu, prenumeruokit, laikinkit, komentuokit, dalinkitės. Ir ką? Viso gero. Ir laukit kitų epizodų.